Įrašą. Jo, tai sveiki visi susirinkę. Žiūriu, kad čia pas mane šiek tiek, aha, va taip pat. Šiandien mes turim bičiulių svetainę. Labai džiaugiuosi, kad turim bičiulių svetainės, turim progą jose susitikti ir pasikalbėsim, kas patiko birželio mėnesį, bet iš karto noriu pereiti prie tokios informacinės kompiuterinio raštingumo temos. Turbūt pastebėjote, aš jau klausiau jūsų, pas ką pasikeitė, pas ką paprašė Zoomas perinstaliuoti, suinstaliuoti atnaujinimus. Tai jeigu jau jūs juos turite, tai tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad šiek tiek pasikeitė pačios ikonėlės, bet audio, video, viskas tas pats. Dalyvių skaičius, participants irgi yra taip pat, susirašinėjimo laukelis taip pat, reakcijos atėjo į naują vietą, bet su širdele ir išskyrė rankos pakelimą kartu nuo reakcijų. Tai rankos pakelimas yra atskirai, dalinimasis ekranu vėlgi atskirai, kaip ir buvo, jums gal nėra tiek aktualu. Tai, kas yra svarbu. Ir dar nepadariau didesnės, nežinau, kaip jūs čia matysite, bet yra toks view, kiek čia 9 taškiukai, kur galima pasidaryti arba matyti tik tai kalbėtoją, arba matyti visą susirinkusiųjų galeriją. Tai tiesiog atkreipiu dėmesį, kad tai yra tie atnaujinimai. Tai dabar aš grįžtu prie birželio mėnesio, noriu paklausti jūsų, kas patiko ir noriu pakviesti pasidalinti ir noriu priminti, kad birželio mėnesį mes turėjom 4 paskaitas, tai va čia, kad būtų jums šiek tiek lengviau prisiminti ir noriu, kadangi mums vis tiek yra labai svarbu, tai kokios tos paskaitos buvo pačios įdomiausios ir vertingiausios. Tai nežinau, gal kažkas, tai junkite mikrofonus ir prisiduokite, jei turite kokių minčių. Elena, gal jūs? Aš tai pradėsiu gal nuo Jozaičio apie Donatą Banionį ir noriu padėkoti Jums už nuorodas, kurias atsintėte, peržiūrėjau, prisiminiau tuos visus, kurių matyta ir buvo nematytų. Labai buvo gera atgyvinti atmintį apie lietuvišką kiną ir jo grandus, ypatingai Donatą Banionę buvau pasiilgus. Taip kaip aktorius, kaip mūsų šviesulio. Toliau, jeigu einant toliau, sveikų ir nemirtingų, man ta paskaita truputėlį buvo mistinė, truputėlį nesuprantama, bet žingeidumui patenkintai įdomi ir nenobodi ir taip, gana prablaškanti. Liubertą pažiūrėjau pakartotinai, nes tuo metu negalėjau prisijungti, bet pakartotinai pažiūrėjau, irgi labai patiko. Aplamai jis yra žmogus, toks enciklopedija vaikščianti, labai vertinga informacija ir apie laikrodžius, ir apie laiką. Žodžiu, su įdomumu pažiūrėjau. O apie internetą, tai čia gėris, blogis, tai čia daugiau maždaug suprantama, maždaug į mūsų kasdienybę. Taip kad visos paskaitos taip įdomios tokios ir pažintinė tvarka ir, praplečianti akiratį. Ačiū. Man patiko. Ačiū labai, kad pasidalinot. Gal dar kas nors norėtų? Tiesiog apibendrinot visą birželio mėnesio ketvirtadienių paskaitas, tai tikrai labai šaunu, bet labai tikrai įdomi jūsų požiūris. O kurią, jeigu sureitinguoti reikėtų nuo 1 iki 4, tai viena būtų, tarkim, geriausia paskaita, tai kurią rinktumėtės, kuri būtų ta? Jeigu įsomiausia ir tokia labai daug medžiagos, tai gal vis tik tai Liubertą paimčiau. Nes tokia labai jau darbo daug įdėti ir labai įsami, labai turtinga. Aišku, savai Jozaitis irgi, bet kažkaip tas žmogus vienas labai daug pakėlęs. Tos dokumentikos, tų laikrodžių, tiesiog stebėjusi, kaip galima tiek informacijos sutalpinti. Nors Jozaitis irgi dokumentika, labai viskas pagrįsta dokumentika, labai jis nerašo taip šiaip savo. O ypatingai, jeigu kas skaitėt Kauno Saulė, 2 romanų jo išėję istoriniai, tai viskas ten iš archyvų. Tarpukario Lietuva ir laikinoji Kauno sostinė, su visom archyvinė medžiaga, su visom iliustracijom.
Yra, aišku, tų meninių elementų, bet labai sudėtinga skaityti ir labai vertinga. Jeigu kas neskaitėt ir turėtumėt prisiliesti. Tai Kauno Saulė, taip ir vadinasi, du tomai romanų. Istorinis romanas apie tarpukario Kauną. Tai Ačiū buvo labai. laikinoji sąstinė. Taip kad, O, va, tie gerai. du žmonės, tai kad lygiai verčiai, sakyčiau, jie tokie, nu, pagrysti tie žmonės. Ne taip, kad va surašyti kažkokio bla bla bla, bet čia jau kiekvienas sakinys yra vertas ir pagrystas. Ačiū, Elena, labai. Dėkui už pasidalinimus. Kas dar, gal kas nors dar norėtų, ką nors, kokį žodelį tarti, gal kieno nuomonė skiriasi nuo Elenos ir norėtumėt paprieštarauti arba kaip tik patvirtinti, gal kažkas tai, kas įsijunkit mikrofoną ir, na, Nenori niekas. nenori niekas, tai tada važiuojam toliau. Gerai, negaišinu laiko. Tai šiandien bičiulių svetainėje mes pasikalbėsim apie ketvirtadienio Liepos mėnesio vasaros žingsniai paskaitų ciklą, tada kokius turėsim renginius ir kiek jų turėsim Seniorų pasaulio klube, šiek tiek apie vasaros šventę ir kambariukuose kalbėsim apie dainų šventę, apie tai, kas kuo dabar ūžia, gyvena ir kas dabar vyksta Lietuvoje. Tai trumpai apie vasaros žingsnius. Jau yra padaryti pristatymai visi išsamų Seniorų pasaulio svetainiai. Tai jeigu yra noras, tai tikrai galima ten įeiti, pasiskaityti plačiau su nuorodom, pasižiūrėti, apie ką mes ten kalbėsim. Tai tiesiog noriu pradėti gal nuo šio ketvirtadienio paskaitos, kada apie Azorus mums pasakos Monika Kaselytė. Tikrai labai dėkoju Janinai Stopelieniai, kuri parekomendavo savo giminaitę ir kuris sutiko tikrai papasakoti apie Azorus. Tai Monika mums šį ketvirtadienį jau susijungsim su ją ir jinai dalinsis tuo, kuo jinai gyvena 15 metų ten. Tai va, tai tokia bus ta paskaita. Monika nėra profesionali lektorė, tai va čia man tai tas visada būna labai smagu, kai žmogus perlipa per save, sutinka ir dalinasi su mumis savo išgyvenimais. Tai pernai turėjom Irenos dukros pasakojimą iš Brazilijos, šiemet turėsim Janinos giminaitės pasakojimą. Tai man, tai Janina, labai dėkoju, kad parekomendavot. Ir Prašom, prašom. Matysim, kaip seksis. gerai seksis. Ir laukiu ir kitų rekomendacijų taip pat. Tada toliau bus kita paskaita apie atsidėkojimo kultūros tyrimo pristatymą. Tai specialiųjų tyrimų tarnyba dalinsis savo, tais, kaip pasakyti, bet aš tai visada, kai einam pas gydytojus, visada iš anksčiau esi įpratęs, kad atsidėkoti gydytojai už paslaugas ar panašiai, o ir dabar vat, būtent apie tą kultūrą kalbės, tai tiesiog man tikrai įdomu, kaip ten tas tyrimas, kokie yra jo rezultatai ir ką mums pasakys, kokios rekomendacijas pateiks. Ir toliau tada turėsim kitą paskaitą apie skaitmeninį dešimtmetį, nei vienas nėra pamirštas. Noriu pasakyti, kad jo metu bus pristatyta, kad mes pradedam bendradarbiauti kartu su ryšių reguliavimo tarnybos inicijuojamu projektu, kurį globoja prezidentas Gitanas Nausėda. Ir jie važiuoja po 3 amžiaus universitetų su paskaitomis apie skaitmeninį raštingumą. Ir tų paskaitų bus daug ir rudenį, tai mes įsiliejame jų gretas. Mums tai yra tikrai labai didžiulis žingsnis į priekį ir tiek viešumo prasme, tiek pačios organizacijos stiprumo prasme, kad esam pakviesti ir dalyvausim kartu su visomis kitomis organizacijomis. Tai tie vasaros žingsniai ne visiškai kaip buvo prieš pernai, užpernai vasaros kelionių paskaitos, bet jau nuo Liepos 25 dienos bus paskaita apie keliones, kurių metu bus parodyta programėlė, keliaukime su programėlė GID24/7. Jau dabar jūs ją galite susidėkti savo, mes turėsim galimybę
turėti vieną nemokamą maršrutą. Ir, ir kas yra įdomumas, yra tai, kad su ta programėlė nebūtinai turi būti toj vietoj, kad tu galėtum klausytis ten kažkokių pasakojimų apie kiemelius, apie dar kažką, bet tiesiog ta programėlė gali tave vedžioti po tam tikras vietas ir tu gali klausytis ir žiūrėti. Tai tikrai tokios, nu, virtualios kelionės. Manau, kad jos bus įdomios. Tai vat jas pristatys Inesa Daujotienė, jinai yra iniciatorė ir kūrėja tos programėlės, jos organizacijai. Tai dabar pereinu prie Senjorų pasaulio klubo ir iš karto noriu pasveikinti Dalią Nausėdienę, kelionės į Azorus laimėtoja. Jai dovana yra Senjorų pasaulio narystė, nes taip mes praeitą kartą sugalvojom, kad geriau ką ten siūsti kažką, negu geriau dovanoti tiesiog mėnesio narystę. Ir jos beveik 120 000 žingsnių skaičius yra didesnės negu Laimos, negu Elenos, kurios irgi vaikščiotojos, ir mūsų vaikščiojo 37 žmonės ir tikrai ėjom visi, bet noriu pasakyti, kad Liepą darom pertrauką. Ar rugpjūtį mes eisim, tai dar nežinau, pasižiūrėsim, kaip mums ten, kaip spėsim paatostogauti ir pailsėti, gal irgi darysim pertrauką, o tada vėl grįšim prie kelionių rugsėjo mėnesį, prie vaikščiojimo, kad būtų didesnė motivacija, nes vasara toks laikas, mes ir taip judame. Tai ir tuo labiau, kad ir paskaitos bus apie keliones rugpjūčio mėnesį, tai jau ten nebežinau, kokią ten tą rinktis, į kur ten eiti, ar į Kiniją, ar į Afriką. Kokias paskaitas iš kur turbūt turėsim. Tai vat dar pridedu, kad Monikos Liepos 4, ketvirtadienį bus paskaita apie Azorus. Ir kas vyks Liepos mėnesį klube, tai nuo 22 dienos ketvirtadieniais mes paliksime paskaitas, nes norim išlaikyti tą tęstinumą, apie kurį mes visą laiką šnekam. Kokia bus rugpjūčio 1 dienos paskaita, dar nėra aišku, dėl to jos ir nėra čia įrašyta, bet jinai bus. Tai ketvirtadienių paskaitos tikrai išliks, tačiau Senjorų pasaulio klubo veiklos po vasaros renginio, po 17 dienos darom porą savaičių pertraukėlę. Tik tai 19 dieną dar lieka ispanų kalba, todėl kad jie 15 dieną pirma grupė mokysis, tai 19 dieną ir antra grupė mokysis. Tai, kaip matot, planas yra, bet 2 paskutinės savaitės bus laisvos. Ir jums, ir mums. Tai to dar nebuvo, nes paprastai visą laiką vis tiek kažką turėdavom. Tai čia dabar žiniai, kaip viskas vyks, kad ispanų kalba atostogaus 2 savaitės iki rugpjūčio nuo 22, anglų kalba net iki rugsėjo 9 atostogauja. Ir vokiečių kalba atostogauja iki rugpjūčio mėnesio. Tai rugpjūčio 1 savaitę jau pradėsi. Tai Justė jau norėjo pradėti sugrąžinti vokietukus atgal į auditorijas, bet pasitarėm, sakau, visi atostogauja ir mes atostogaukim. Tai taip, kad atostogausim visi. Informacinių technologijų modulyje neturėsim paskaitos dėl to, kad ketvirtadienio paskaitos daugiau susijusios su informacinėmis technologijomis, tai mes tiesiog nebedubliavom. Ir sveikatingumo modulyje, primenu, vaikščiojimo nebus, bet Liepos 16 dieną, antradienį, čia prieš mūsų šventės išvakarėse, turėsim lektorės Irenos Noreikės paskaitą apie veido odos priežiūrą. Čia mūsų toks užduotis buvo jai apie kosmetiką, ir jinai rašo, kad pakalbės ne tik apie veido priežiūrą vasarą, bet tiesiog ir apie kasdieninę rutiną. Tai tokia žinutė. Dabar kultūros modulyje apie keliones, kas jau skaitote, junkitės Liepos 9 dieną, antradienį 18 val. Į knygų skaitytojų būrelį. O jau rytoj 10 val. Ir kitą trečiadienį turėsim 2 tęstinės paskaitas kūrybinių dirbtuvių, kurias ves mums dailininkė iš Prancūzijos Edita Rakauskaitė. Ir noriu pasakyti, kad abi paskaitos, abu susitikimai, gal taip galima sakyti, abu seminarai bus skirtingi. Tai Liepos 3 dieną rytoj bus grafikos menas, piešinys, spausdintinė grafika ir taikomoji grafika.
ir teks piešti ir pasiimkite priemonės 3A4 formato lapai, paprasti pieštukai, trintukas, gali būti geliniai rašikliai arba flamasteriai. Vat šitų priemonių jums reikės. O Liepos 10 dieną bus susitikimas apie spalvas, spalvų ratas, šiltos, šaltos spalvos, kaip spalvomis kuriama nuotaika. Ir taip pat reikės popieriaus, galbūt kas turite akvarelės, guašo, vėlgi spalvotus pieštukus ir teptukus, jeigu turite. Tai vat bus tokie susitikimai. Ir dabar atbėgo jau į Liepos 17 į Tautvydo dvarą. Prisimenat, tikrai įkvepianti, graži, puikia aplinka. Nebekalbėsiu apie kainą, paskui gal pakalbėsiu tik tai apie skirtumus sodrios ir pilnos narystės, nes tokio klausimo susilaukiau, kuo jos skiriasi. Bet noriu atverti duris ir jau šiandien noriu, kad pirmieji išgirstumėte, bet jau pradėsim dalintis, o kasgi bus toje kultūrinėje programoje, tai jau šiek tiek mes rašėm, bet čia aš noriu, kad jūs pamatytumėte, kaip atrodo tie du žmonės, kaip atrodo Lina ir Gintaras Stulgiai. Tai yra šeima, kurie turi programą, į kurią įeina šansonai, dainos, ir įeina vyno edukacija. Tai šiemet mes pasirinkom vyną, nes žmonija sieja ilga meilės istorija vynogiams ir dar arabų gytuoliai kaip Hipokratas, Galenas ir Pinijus aukštino vyno vaistinės vertybės. Ir šiuolaikinis mokslas juos palaiko ir sako, kad vynas yra kaip priemonė ir netgi ligų prevencija. Ir mes ragausim 3 vynus. Tai bus putojantis vynas kava kaip aperityvas, tada gersim baltąjį ramųjį ir po to dar turėsim dar vieną raudoną ramųjį vyną. Tai va bus tokios 3 vynai. Ir apie vyndarystės subtilybės mums pasakos Gintaras, turi sukaupęs didelę patirtį, dirbantis daugiau kaip 25 metus šioje srityje, aplankęs daug Ispanijos, Italijos, Vokietijos vyno ūkių. Tačiau mes pasirinkom ispanišką į vyną ragauti dėl to, kad turime atributą vėduoklę, tai mums norisi, kad šiek tiek būtų tos šalies kultūros kartu. O Lina Stulgienė, jo žmona, yra profesionali atlikėja, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro choro artistė. Ir jinai atlikusi turi vaidmenis, tetos vaidmenį Pučinį Madame Butterfly, moterėlės vaidmenį Bajoro Dievo avinėlis, o laisvalaikiu koncertuoja su džiazo ir populiariosios muzikos programa. Mums skambės klasikos, daug populiarių džiazo kūrinių bei lietuviškos estrados perliukų, apimant ir amerikietišką 50-ųjų metų atmosferą ir nesenstančią lietuviškų šlagerių žavesį. Taip kad šita kultūrinė programa tikrai, tai tik tai viena dalis tos kultūrinės programos, bet bus smagu. Dabar perbėgu, kuo skiriasi narystės. Tai pilna narystė, jinai yra pati populiariausia mūsų klube, daugiausia narių turi įsigiję šitą narystę ir skirtumas tarp pilnos ir sodrios yra tame, kad į sodrią narystę įeina gyvi susitikimai ir metinis kalėdinis renginys. Tai vat gyvi susitikimai, jeigu jie yra organizuojami ne Kauno, Klaipėdos klubų, kurių mums sužiūrėti, Vilniečių klubų, kuriuos mums kontroliuoti, sužiūrėti yra sudėtinga, bet jeigu mes kviečiam jūs į renginį ir jis yra mokamas, tarkim, mes einame į muziejų ar kažkur, tai sodria narystė įsigijusiems klubo nariams jis yra nemokamas. Ir noriu pasakyti, kad jeigu tokių renginių mes neturėjom, tai yra žmonės, kurie turi sodrią narystę, bet mes neturėjom, tiesiog mes kitam mėnesiui, kad jie neturėtų finansinių nuostolių, mes tiesiog pratęsiam tą narystę, nes jų skirtumas yra dvigubai. Jeigu 12 eurų yra mėnesiui pilnos narystės, tai sodrios yra 24. Tai vat yra toks skirtumas, laikomės tikrai visų sąžiningumo principų.
Nebent yra noras tiesiog paremti senjorų pasaulį ir rinkti sodrę narystę, taip palaikyti mus ir nesukti savo galvos, ar turėjau naudos ar ne. Bet mes tiesiog turim tuos pasirinkimus. Kažkaip būtų nesmagu, jeigu būtų tik vienas pasirinkimas. Visada norisi, kad jų būtų keli, bet čia gal skirtumas nėra labai didelis, nors kaina yra dviguba. Ir narystę pratesti galima dviem būdais. Komunikacijos kanalus mes jau pasakojom ir dabar labai skubu perbėgti prie dainų šventės, dėl to, kad tiesiog mes visi daugiau mažiau esam susiję, visi žiūrim turbūt, dalinamės, kas ten dabar vyksta, koks šiandien koncertas. Tai aš dabar stabdau mūsų įrašą